Sveiki, mėly televizijos žiūrovai. Šį vakarą mes pakalbėsime, manau, pakankamai aktualią ir skausmingą temą. Tai apie pajūrio kopų išsaugojimą, apie miesto gelbėjimo stotį ir apskritai visą, kas yra susiję su pajūriu. Na ir šioje laidoje dalyvauja Palangos miesto tarybos narys gerbiamas Richardas Kurpius ir Palangos miesto gelbėjimo stoties viršininkas Jonas Vigelis. Norėčiau pradėti pokalbį nuo gerbimo miesto tarybos nario Richardo Kurpiaus. Sakykit, jūs kaip miesto atstovas vis dėlto jau žinote turbūt pakankamai daug, turite informacijos apie tai, ką galvoja daryti miesto valdžia. Galbūt ir palangiškiai jau tiesiog yra sunerimę, mato, kokios yra šiandien kopos, kad jūra tiesiog tikrai plauna smėlį ir milžiniškų tampų. Ką mano valdžia daryti šiuo atveju? Na, iš tikrųjų, paskutiniu metu nuskambėjo ir televizijai įvairios interpretacijos pajūrio tema, o tai davė akstino kalbėti dėl to, kad vis dėlto praėjusi audra padarė iš tikrųjų didelę žalą pajūrio ruožui, nuplovė didelės dalys smėlio, pliažų iš principo mes 2 km ir daugiau ruožį nebeturime, sugadintos kopos ir visa kita iš tikrųjų padaryta žala didelė. Tačiau klausantis televizijoje ir premjero pasisakymus, tiek Seimo pirmininko, skamba tokie įdomus dalykai, kad lygtais Palanga ir Palangos miesto taryba nieko nesijima, nieko nedaro. Iš tikrųjų taip nėra. Eilę metų yra įvairūs daromi žygiai tiek į aplinkos ministeriją, tiek į vyriausybę, tiek Seime įvairūs rašomi raštai, prašymai su noru, kad skirtų ypatingai didelį dėmesį būtent pajūrio ruožai. Tačiau, kaip nekeista, metai iš metų šita problema nebuvo sprendžiama ir kažkodėl tai nieks ją nesidomėjo. Kaip žinia, prasideda neužilgo rinkimai, aš manau, tos kalbos politikų, aukštų Respublikos politikų neatsiejamos yra nuo rinkimų ir tokie bandymai parodyti, kad Palangos savivaldybė nedirba, nesidomi ir nežino, ką daryti, taip iš tikrųjų nėra. Palangos miesto savivaldybė yra sudarytas priemonių planas, pagal galimybės jisai kasmet yra vykdomas, yra tam skiriamos lėšos, kiek yra pajėgi pati savivaldybė. Tai ir kuopų pynimas, ir takų, ir laiptų privedimas, ir pliažų tvarkymas, tą, ką gali savivaldybė savo jėgomis. Tas, kas šiandien matome pajūryje, kas darosi, čia savivaldybė iš savo lėšų ar iš tų, kaip mes girdėjom per televiziją ir iš tikrųjų šiems metams visai pajūrio zonai tiek Klaipėdos apskričiai yra skirtas 200 000 litų, iš tų lėšų 160 000 turėtų gauti Palanga. Be abejo, tos lėšos bus įsisavintos ir šiais metais, tačiau yra problema, sakykime, šiandien dienai tų lėšų tikslingumas ir panaudojimas, kadangi tai iš tikrųjų yra nedidelės lėšos, mes šiandien dienai nestatysime po tiltų, sakykime, užtvaras akmeninės ar kažkokius tai molus į jūrą, tai yra kosmetinės lėšos, bet tačiau jos bus pilnai įsisavintos ir maksimaliai panaudotos pliažų tvirtinimui, bent kopų tvirtinimui ir kitoms priemonėms. Tai čia išeitų taip, kad pajūrio sutvarkymas lyg ir politinis dalykas, nes dabar jau reikia laukti kitų rinkimų, o galbūt naujieji mūsų, reiškia, Seimo nariai galbūt įsipareigos kažkaip taip privers valdžią skirti daugiau dėmesio ir pinigų šiam mūsų, reiškia, pajūriui, nes kaip pasirodo nuo Palangos valdžios, tai čia nelabai daug kas ir priklauso. Aš manau, priklauso ir nuo Palangos valdžios. Mes privalome skambinti varpais ir skambinti kiekvieną dieną varpais ir išnaudoti tą, kad ir rinkiminę propagandą ir taip toliau. Mes bent jau iki tų Seimo rinkimų dar turime vos ne pilnus metus, tos metus galime būtent išnaudoti. Ta linkme, kad jeigu žada ir rūpinasi, parodykit, ar tikrai rūpinatės, skirkit lėšas, o mes jau jas sugebėsim paruošti projektus, padaryti mokslinius tyrimus. Be abejo, dalis tų tyrimų yra padaryta, yra mokslininkų gauti pasiūlymai, kas reikia daryti, yra padaryti paskaičiavimai, ką daryti, kiek daryti. Tačiau reikalingos tam nemažos lėšos, tai ne 100 000, tai yra jau milijonai.
Na, aš manau, kad lauksim vis dėlto, lauksim mūsų šiuo atveju ir politikų apsisprendimo ir galbūt tie, kurie sugebės atitaisyti šią tokią, reiškia, klaidą, ar kaip jie pavadinkim, galbūt tikrai nusipelnys ir Palangiškių daugiau, ir Palangiškių dėmesio. Norėčiau klausti ir gerbiamo Jono Vigelio, Palangos gelbėjimo stoties viršininko, kaip jūsų gelbėjimo stotis, sakykime, po visų audrų, po tokių nelaimų, reiškia, ar jinai irgi nukenčia? Tos rudeninės audros ir pavasarinis ir žiema, kurios siaučia, pridaro nemažai nuostolių. Ypatingai nukenčia mūsų pliažų radifikavimo linijos, kurių atstatymai taip kas 2 metai, žiūrint pagal sudarkymą jų reikia nuo 10 000 finansavimų atstatyti. Šiemet jau yra išplautas irgi nemažas ruožas tų kabelių. Jos reikės vis tiek pavasarį kažkaip atstatyti, reikės vėl papildomai lėšų. Gelbėjimo stočių išlaikymui šiais metais buvo skirta iš miesto savivaldybės biudžeto nepilni 170 000, tai yra 168 000,4. O kiek iš viso reikėtų jums? Mes pagal visus paskaičiavimus, taip, pilnai aprūpinant paplūdimius gelbėjimo postais ir įsigijant šiuolaikinės biškį technikos, tokios kaip vandens motociklų, kuri tikrai puikiai priemonė, kuri padeda gelbėti skęstančius audros metu. Taip, šiuo metu jūs neturite nei vieną, ar tai? Mes nei vieno motociklų šiuo metu neturime. Buvom paskaičiavę, tai reikalinga buvo pagal pereitų metų paskaičiavimus ir buvusias kainas 240 000 prašymų. Šiemet buvo sumažinta 10% finansavimus gelbėjimo stotim lyginant su pereitais metais. Ir kiek suprantu, kiek žinau, turbūt kiekvienais metais yra mažinama, nes tų pinigų visą laiką trūksta. Nepilnas maišas, tai valdybės neturi daug tų lėšų. Mažai surenka, rinkliavos mokesčių nėra. Pereitais metais dar iš gatvių stovėjimų paimdavo kažkokius pajamus. Šiemet buvo laisvas įvažiavimas į miestą. Rinkliavų nebuvo. Aš kaip manau, tokios rinkliavos vis tiek turėtų būti. Bet tų miestas tikrai neįsivers, pinigų neturės, jų trūks. Ir gelbėjimo stotim tikrai sunku išgyventi. Ateity štai sekančiais metais planuojame, mes tik planuojame, o kaip praktiškai bus abu įgyvendinti ar ne, reikalingi šventos gelbėjimo stoties, tai pliažų radifikavimas. O ten tiesa iš vis nėra dar, neradifikuota eilę metų? Buvo sovietmetį padaryta, bet irgi tiek metų. Viskas yra suniokota, technika pasenusi, reikalinga ir aparatūra jau šiuolaikinė, turime prieštuoninę, genda, remontuojam, vargstam. Materialinė bazė gelbėjimo stočių tikrai prasta yra. Ką galim pasigirti, tik tai dar valčių. Turime nuo sovietmečių išlikusių, kurių eksploatacijos amžius buvo nustatytas jau tai sovietmečiu. O tai mes dabar galim ir pasikalbėti, panas Ričardas irgi miesto tarybos narys, yra miesto valdžios atstovas. Ką miesto valdžia šiuo atveju ir galvoja apie gelbėjimo stotį? Taip, reikėtų gal apie gelbėjimo stotis kalbant pasižiūrėti giliau, kas tai yra per problema. Gelbėjimo stočių funkcijos valstybės yra deleguotos Palangos savivaldybei, taip pat ir kitoms pajūrio ir taip toliau įstaigoms. Bet su to delegacija pagal biudžeto sandaros įstatymą yra skiriami ir tam tikros lėšos. Gaila, kad tos lėšos ateina bendra eilutė į mūsų Palangos biudžetą ir jau politikai čia Palangoje tą biudžetą skirstydami, sakykime, neatsižvelgia pakankamai, nes tų lėšų trūksta visur, kur paimsim, tų lėšų trūksta ir sako, kaip gerbiamas Jonas, kad sumažino ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Yra sunku. Tačiau padėtis gelbėjimo tarnybų iš tikrųjų yra nepavydėtina ir labai bloga. Mes buvome susirinkę savivaldybėje, sukvietę visus specialistus, tie, kurie dirba betarpiškai su gelbėjimo stotimis, architektus, komunalinio ūkio skyrių ir bandėme analizuoti, kaip pat ir Jonas sakė, bandėme skaičiuoti, ko mums reikia, kiek mums tai kainuotų. Iš tikrųjų sumos susidaro labai didelės ir šiandien dienai savivaldybės biudžetas, kad patemtų to, ko reikia ir kad mes bent galėtumėm 3-4 stotis davesti iki to,
iki tokio lygio, kaip jos bent žengiant į Europą, gaunant mėlynosios vėliavos, mėlynąją vėliavą pliažuose. Būtent pliažas pretenduoja gauti mėlynąją vėliavą. Taip, reikalinga pakankamai daug indėlio. Dėl to yra svarstomi keletas variantų. Keletas variantų tai būtų, kad galbūt su gelbėjimo stotimis, projektuojamomis gelbėjimo stotimis būtų daromas tam tikras, sakykime, teikiamos papildomos paslaugos. Tai galbūt ir poilsiautojams gultų nuoma, skėčių nuoma, kitų, sakykime, paslaugų teikimas. Tai galėtų atlikti ir prie gelbėjimo stoties, ar tai įmonės padalinys, ar tai kažkokios kitos įmonės ar organizacijos, ar tai privačios lėšos galėtų būti. Tai yra svarstama. Iš tikrųjų, mes ilgai svarstome ir niekaip nepriimam to politinio sprendimo, ką iš tikrųjų reikia daryti, iš kur tas lėšas imti. O šiandien dienai, kaip kartuoju, dar kartą pasikartosiu, tų lėšų labai daug reikia. Sakykime, tą, ką gerbiamas Jonas sako, kad 240 000, tai čia būtų tik tais toks minimalus išsilaikymas to, ko jie dabar daro su tom senom valtimis, padažyti, pašpakliuoti ir viskas. O iš tikrųjų, ir kad tie vandens motociklai, galime šiandien dieną iš biudžeto surasti tą 50 000 vieną motociklą įsigyti, tačiau supraskim ir tai, kad jo išlaikymas per metus bus 15-20 000. Vieną motociklo mažą, reikia antro, gal ir trečio, tai sudėkim viską į krūvą, tai vien tik tais tokių dalykų. O kur naujų pastatų statybos, vienos gelbėjimo stoties, kiek Šventojoj kainavo bent tą konteinerinį? 110 000 litrų, o jų faktiškai turėtų atsistoti pagal miesto bendrai planą 5-6 dar naujų stočių ir ko gero, kaip Jonas kalbėjo, kad gal jų reikia ir žymiai daugiau, nes iš tikrųjų atsiranda naujos vietos pliažuose, nauji traukos taškai, kur faktiškai šiandien dienai gelbėjimo stotis nebeapima. Tai va, kaip tik šnekėjom apie infrastruktūrą, kad reikėtų plėsti ją pliažuose, bet galim turbūt palangiškiam ir poilsiautojam, kurie gal matys ar žiūrės, reiškia, ir pasakyti, kad pliažas turbūt nebus taip mokamas, kad nuėjęs pasideginti, jis turės mokėti litą ar du ten už tą vietą. Paprasčiausiai už paslaugas. Ne, aš nemanau, kad politikai priimtų tokį sprendimą, kad ten išnuomoti ar parduoti pliažo ruožą, kad ten nebeeis nė vienas žmogus, jisai privalės gulėti būtinai ant gulto ar dar kažkur. Tai ne, žmogus turi teisę pasirinkti, jisai nori ant smėlio guli, nori jis nuomoja, bet iš tikrųjų pliaže infrastruktūros visiškai jokios nėra. Tai sakykime ir tie laikiniai statiniai su smėlių pustomais maisto produktais ir taip toliau. Šiandien dieną jie netenkina nei sanitarinių reikalavimų, nei kito. Sakykime, tas pats ir vandens nusipraust žmonėms išsimaudžius. Ta pati problema, kažkada tai išprivatizavo visus priekopiai viešuosius tualetus. Šiandien dienai savivaldybė vėl sprendžiam, kad juos reikia vis dėlto atstatinėti, nes padėtis iš tikrųjų yra baisi ir jeigu žmogui mes nesuteiksim sąlygų, sanitarinių sąlygų, tai ką mes galim kalbėti apie srautus naujų poilsiautojų, paprasčiausiai nerealu. Dėl to aš manau, kad turėtų būti bendrai ieškoma bendrų sprendimų, tai panaudojant ir savivaldybės lėšas, ir investicinių fondų, kurie ateina šiandien dieną ir nemažai fondai ateina iš Europos, ir privačių lėšų pritraukimas, bet tai turėtų būti ne vienkartiniai, kad ten, sakykime, ir tų kažkokių tai paviljonų prekybai nuoma vieniems metams konkursai. Gal reikia žmonėms suteikti galimybę įsinuomoti 5 metams, bet kad tas žmogus įrengtų pagal savivaldybės sąlygas normalų objektą, kuris galėtų atitiktų ir sanitarinius reikalavimus, ir vanduo ten būtų rankom nusiplaut žmonėms, ir neplautų smėlis, nepilstų ten produktų ir taip toliau. Sakykime, mes tai kol kalbame ilgai ir nuobodžiai, sprendžiame taip ar taip daryti, klausime, ar čia gerai bus ar negerai. Klaipėda padarė pirmoji žingsnį ir šiandien dienai politikai Klaipėdos yra priėmę sprendimą ir Klaipėdos vieni iš geriausių pliažų, tai Girulių ir Antrosios Melnragės pliažai, šiandien dienai yra numatyta juos išnuomot, būtent, kad privatus žmonės, privatus verslininkai galėtų vystyti savo biznį. Ponas Jonas. Ir suteiktas paslaugas. Man vakar teko būti Klaipėdai, kaip tik lankiausi gelbėjimo stotį. Ir sakau, tai ką sakau, gelbėtojai, dabar bus privačios struktūros, gelbėjimo stotis, kam perduot turėsite. Tai sako, čia yra, tiesiog, paleistas burbulas. Sako, savivaldybė net nesiruošia nuomot paplūdimių.
Sako, čia kažkas paleido burbulą. Aš tokias kalbas girdėjau vakar būdamas Klaipėdai. Nu, Klaipėdų šitai gelbėjimo stotis prafinansuoja gerai, jie gauna, šiemet atrodo, jie gavo 5, tai yra 600 tūkstančių gelbėjimo stočių išlaikymui. Tai reikia palyginti. Mes tik gaunam, 1/3 negaunam gelbėjimo stočių išlaikymui, finansavimu. Kiek Klaipėda gavo? Na, turbūt užtenka nuvažiuoti, tiesiog nueiti pas jūs į gelbėjimo stotį ir pasižiūrėti, kokios patalpos, kaip jūs ten gyvenate. Pastatas labai šitą yra apleistinoj būklėje, susidėvėjęs, reikia kapitalinį dėjimų jau pastatui. Ten irgi bus kokį Večeriškis ūkis, komunalinį ūkį skiriaus šitai vedėjas. Sakė, kad kažkas tai apie 500 000 reikia, jeigu pilnai renovuoti. Tikrai klaikiai padėti. Nuvažiuojam Klaipėdą, gelbėjom stotį, malonu, užeit šilta, jau šildo, viską, patalpos gražios, švaru galim. Mes žiemos metu irgi vieną kambarėlį, tik tai 7 kvadratų elektrinį pečiukų pasistatė. Darbuotojų žiemos metu daug neturime. Tai tiesa, įdomu. Esam palikę tik tai keletą. Jie kaip dirba. O žiemą ką jūs turite dirbti? Nu, būdė, žinai, vis tiek reikia būdėti, būna šitai žiemos metu ir vaikai laksto ant jūros, kai užšąla, reikia pavaikyti. Ar yra tekę gelbėti žiemą? Yra tekę ir ištraukti, nes su vaikais smalsus ir moksleiviai, po pamokų pasipleidžia paplūdimius. Nu, reikia saugoti statį. Jeigu nesaugos, tai ten ne langų, ne durų nebus. Ten užkampis yra. Atlyginimai labai mažai yra, tu gelbėtojai tegul negalvoji iš tai vietos gyventojai, kad atlyginimai yra pasakiški. Gauna minimumą tik tai. Ne, tai mes ir kalbame, Jonas gal išsigando, sako, kad ten Klaipėdoje sunaikins gelbėjimo stotis ir būtent gelbėjimo stočių pagrindų daromas ten kažkoks biznis. Ne, jokių būdų ne, bet būtent tame ruože bus nuomojami tam tikri ruožai, kur verslininkai galės daryti tam tikrą biznį. Tai aš kaip ir minėjau, kad tai ir gultų nuoma, ir tam tikrų atrakcionų, ir kita, bet jie perdodami, tie ruožai grinai ir valymuisi, ir visa kita į privačių verslininkų rankas. Aš nekalbėjau, kad tai yra daroma su gelbėjimo stotimis. Aš manau, kad ir Palangoje vienas iš variantų, mes ir kalbėjome, kad gali būti toksai dalykas, kad tas, kas yra surenkama pliažuose iš to, ką mes nuomojame vietas ir verslų ir visa kita, gali būti tiesiogiai panaudojamas tų pliažų infrastruktūros tvarkymui. Tame skaičiui tos lėšos skiriamos ir gerbiamo Jonui gelbėjimo stočių. Ir renovavimui, ir aprūpinimui, ir taip toliau. Šiandien dienai mes surenkam ne tiek daug, mes iš pliažų surinkome šiais metais turbūt apie 160 tūkstančių, sakykime, tokių netiesioginių lėšų, aš nežinau, ten gal už batutus ar kažkas buvo nuomojama, gal ten dar dasidės, bet apie tokią sumą. Ir jeigu ta suma būtų skiriama bent papildomai prie to, ką mes skiriame ir gauname per respublikinį biudžetą gerbiamam Jonui gelbėjimo stočių veiklai, tai aš jau manau būtų žymus indėlis, sakykime, 240 plus 160 tūkstančių, tai yra 400 tūkstančių, tai jau bent išsilaikymui šiokiam tokiam remontui galėtų būti. Gerai, bet aš atsiprašau, aš vis laik norėjau paklausti ir niekaip nepavykdavo įsiterpti. Reiškia, kodėl Klaipėdai išeina, kodėl jiem pavyksta ir kokia situacija yra Neringoje, Nidoje, pavyzdžiui, ar žinot, ar domėjotės, ar kaip ten yra? Matot, Klaipėda, žiūrėkime, pramoninis miestas, įmonės, pramonės ir taip toliau yra galimybės visiškai kitaip gauti ir investicijas, ir rėmimus, ir visą kitą ir taip toliau. Reikia pasidžiaugti, kad ir mūsų savivaldybė sutarusi su Mažeikių perdirbimo įmonė šiemet įsigijo pliažų valymo mašiną, kuri sekančiais metais bus naudojama. Savivaldybė jinai nekainavo, sakykime, tam tikras ten ratų nupirkimas, padangų, kadangi platesnių reikėjo. Bet tai jau žingsniai savotiški daromi. Bet mes neturime šiandien mieste, mes neturime tokių rėmėjų, žinom, kad puikiai baigėsi vasara, užsidaro visos kavinės, visas verslas lytisi sustoja per keletos viešbučių. Na, jūs aišku minėjote apie tai, kad ateis lėšos iš Europos, galbūt iš Europos Sąjungos, ar ne? Struktūrinių fondų tam tikrų. Tai reiškia, jeigu apibendrinant dabar mūsų kalbą ir tiesiog matau, kad iš kalbos liktai šnekam pakankamai perspektyviai į priekį, liktai viskas bus ateityje gerai. Tačiau, sakykime, konkrečioje ateityje, jau kitais metais, kitam vasaros sezonui, ar yra numatyti konkretus jau žingsniai, kad, sakykime, štai gelbėjimo stočiai
tikrai kažkiek daugiau lėšų skirti kažkaip, tai reiškia, ten pliažai sutvarkymui. Taip, mes pasitarimo metu akcentavome ir pagrindinius dalykus akcentavome, kad mes galėtumėm pradėti gauti investicijas ir iš struktūrinių fondų. Tai reikalinga sutvarkyti gelbėjimo stočių teritoriją, įforminti kadastrinius sklypus. Kada mes būsime į kadastrinius sklypus, galime ruošti techninę dokumentaciją. Turėdami techninę dokumentaciją, mes jau tada galime konkrečiai prašyti tokią sumą, tokią sumą, tokią sumą, tokią sumą. Keičiasi struktūrinių fondų irgi tų paraiškų, reiškia, teikimas ir taip toliau. Anksčiau galėjai sugalvoti mintį ir teikti ir gauti pinigus. Šiandien dienai realiai turi būti techniniai projektai. Techninį projektą neparuošia, kol nesutvarkyta žemė. Šiandien mes pastatėme naują gelbėjimo stotį Šventojoje, jos negalime įtraukti kadastro įmonę, kad jinai būtų kaip mūsų turtas, teisėtas turtas, o kai yra įkadastrintas, tada galima, dar kartą kartuoju, ir projektus ruošti, ir gauti tam tikrus. Na, bet visą tai yra išsprendžiama. Išsprendžiama ir tuo labiau, kad meras davė terminus, konkrečius terminus, tai sakykime, kas savaitę yra tikrinama, kas yra padaryta, būtent bent jau pradžioje dėl žemės kadastravimo darbų ir tie dalykai po pasitarimo nėra užmiršti. Ruošimas naujas ateinančių metų biudžetas. Irgi šitie dalykai, ne veltui mes buvome susirinkę, specialistai svarstėme, matėme, kad padėtis bloga. Bus šiame biudžete, sekančių metų bus ypatingai atkreiptas dėmesys į gelbėjimo stočių. Na, kaip ponas Jonas, gelbėjimo stoties viršininkas, kaip į tos žodžius jūs reaguojate? Labai gerai. Didelis ačiū tarybos nariam už dėmesį ir merui, kad reikalai pajudėti iš mirties taško. Taip, reiškia, išvada bendra, kad valdžia jau pradeda rūpintis. Mes su Jonu bendraujam ir jau senokai, taip ir iš tikrųjų geranoriškai pasišnekam, išklausom, aš nežinau, gal ir ankstesnės tarybos išklausydavo, bet tai nepadarydavo. Bet bendraujam, mes bent jau tą, kas mūsų yra miesto ūkis, mūsų tarybos ekonomikos komitetas, tą linkme dirbam, nepaliekam ne vienos įmonės Palangos, žiūrime, analizuojam situaciją, problemas ir jas reikia spręsti. Turim laiko 4 metams. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, ačiū, kad dalyvavote. Iki kito karto. Viso geriausio. Viso gero. Kita mūsų laidos tema yra daug malonesnė ir nuotaikingesnė, sakyčiau, linksmesnė, kadangi spalio mėnesį, šį rudenį, Palangos sveikatos mokyklai sukako 15 metų. Jos 15 metų veiklos jubiliejus, galima pasakyti šitaip. Na ir maloniai su mumis pabendrauti į studiją atvyko pats Palangos sveikatos mokyklos direktorius gerbiamas Dainius Kepenis. Na ir gerbiamas direktoriau, tikrai švenčiat nuostabų jubiliejų, jau 15 metų jūsų Palangos sveikatos mokyklai. Aš manau, ir palangiškių yra daug buvę pas jūs. Vis dėlto, ne tik visa Lietuva. Prisiminkim viską, galbūt nuo pradžių, per 15 minučių, kiek mes turim šioje laidoje laiko. Kaip prasidėjo? Ar apskritai dabar, gal pradėkim taip, gal pradėkim nuo šios dienos, nuo šios akimirkos, o paskui grįžkim šiek tiek į praeitį, gal bus įdomiau. Kaip šiandien jūs atšventėt? Kokia šiandien nuotaika, kiek žmonių, kaip gyvenat šiandien? Na, mes išleidome štai dabar 304 laidą savo. Per tuos metus jau turime didžiulę armiją sveikuolių, 26,5 tūkstančių jų yra. Pirmoji mokykla mūsų gimė Nemenčinėje, Vilniuje, ten buvo pirma pamaina. Po to Šventojoje, Palangoje, Trakuose, Anykščiuose. Mes Lietuvoje ieškojame vietos, kur jinai geriausiai pritaptų. Nu ir porą metų paieškojus, apsistojom Palangoje. O kur šiandien esat? Šiandien mes įsikūrėme Marijampolės vienos įmonės poilsio namuose ir ten gyvename ir maitinamės. Ir dabar turit sveikuolių, kurie, reiškia, gyvena? Na, mūsų darbas yra non-stop, kaip sakant, kaip aukštaklasiai, negalime išjungti, veikia visą laiką. Na ir pamainos keičiasi kas 10 dienų. 1, 11, 21 dieną atvažiuoja. Reiškia, viskas taip kaip ir visą 15 metų, reiškia, praktiškai visas tas stilius. Mes sutrumpinom šį kursą, yra buvę pamainos pas mus ir savaitės, ir 2, ir 3, o dabar 10 dienų tos jau optimaliausią variantą radome ir žmonės, kai atvažiuoja pas mus, būna 10 dienų. Programa irgi ta pati, kaip sako, kai gerai yra, nereikia geriau.
yra ir judėjimas, ir maitinimas, ir grūdinimas dalykai. Na, o svarbiausia mūsų programoje tai yra žmogaus dvasinis ugdymas, jo, taip sakant, savęs pažinimas, na ir suvokimas, kad jeigu tau blogai, tu pats ir kaltas. Taip. Ir svarbiausia, turbūt ir tais laikais, 15 metų jau yra pakankamai, galbūt kaip sveikatos mokyklai, ar ne, sutiksit, nemažas laikotarpis, aišku, kaip miestui ir dar kažkam tai būtų galbūt ir nedaug. Tačiau jau jūsų veiklai tai yra nemažas laikotarpis ir tuo metu, kai jūs pradžioj įsikūrėt, Palanga išgyveno turbūt, nesuklysiu pasakęs, kad nepakankamai gerus metus. Ir žiemos metu tiesiog dauguma poilsio namų ir gal būdavo apytuščiai ar net tušti, o jūs visada turėdavot sveikuolių. Tai kaip jums pavykdavo tada taip tuos sveikuolius prisivilioti ir kaip jie taip ateidavo? Na, žinote, aš jau 15 metų gyvenu nuo pamainos iki pamainos ir nėra jokių garantijų, kad aš turėsiu darbą kitą mėnesį arba net kitą dekadą. Bet jūs taip galvojate visas 15 metų, ar ne? 15 metų aš gyvenu tokiu stiliumi, reiškia. Baigėsi pamaina, atvažiavo žmonės, dirbam toliau. Neatvažiuos, reiškia, nebedirbsim, kol kas dirbame. Tokių nedaug Palangoje yra įmonių, aš turiu minti poilsio įstaigų, kur taip dirba. Ir iš tiesų buvo ir sausio įvykiai pas mus, ir mes dirbame jau tada. Aišku, mūsų miestui, aš turiu minti, taip sakant, tiem, kurie valdė miestą, nereikėjo šitos mokyklos. Ir netgi, pavyzdžiui, keista prisiminti, buvo metas, kada Vagnoris, būdamas premjeru su savo vyriausybė, skyrė vienus poilsio namus, kad ten įkurti tikrai tokią solidžią sveikatos mokyklą, kuri tarnautų ne tik Palangai, bet ir šalies mastu. Tuometinė Palangos taryba, nežinau, kokiais motyvais, nubalsavo, kad nereikia čia mums maždaug atimti. Ten tegu geriau būna valdiška poilsis, išlaikoma iš biudžeto. Ir dabar tokių daug yra Palangoje išlaikoma, žinote, kurios merdi ir kurios vargsta. Na, o mes nei merdim, nei vargsta, mes dirbame. Ir niekas mums niekuomet nepadėjo, priešingai. Dažniausiai mus kriausdavo ir mokesčiai, ir visi kiti. Bet išsilaikėme ir išsimokėjome visas ir negandas praėjome. Ir jau šiandien 26,5 tūkstančių Lietuvoje ir 14 pasaulio žmonių gyvena, kurie pabuvoja mokykloje. Man, pavyzdžiui, net keista, kad tos instancijos, kurios dėjoja, kad nėra pinigų ten vaistams, niekada nepanagrinėja tų žmonių, kurie patys ima į ranką savo sveikatą ir ima ją rūpintis. Štai, pažiūrėkite, dabar šnekame vaistus, prezidentas kviečia ministrą 60 tūkstančių vienai lygai gydyti hipertenzijai. Atvažiuoja pas mus žmogus į mokyklą prieš 2 mėnesius. 2 metus gydėsi nuo hipertenzijos ir kas mėnesį po 1000... Paaiškinkim, kas tai yra. Hipertenzija tai yra aukštas kraujospūdis. Tai yra tokia populiari liga. Nekultūringų žmonių lyga. Tie, kurie per daug valgo, tie, kurie mažai juda, kurie yra pikti, nervuoti, reiškia. Tai kai trūksta kultūros, vidinės, taip sakant, ir išsilavinimo sveikatos, tada užpuola hipertenzija. Aš sakau, čia ne mano žodžiai, čia dar Vidūnas taip sakė, aš tik noriu palaikyti tai. Tai iš tiesų taip yra. Jeigu žmogus save sukultūrina, jeigu jis išmoksta teisingai maitintis, nevartoja tiek daug riebaus maisto, tiek daug sūraus maisto, jeigu juda, jeigu žino, kas yra pasnikas ir taip toliau, tai hipertenzijos nelieka labai greitai. Tai reiškia, jūs pagelbėjat. Tai aš noriu pasakyti, reiškia, įdomus dalykas, reiškia, 60 milijonų litų nemokamai išdalinama šitai lygai gydyti. Vat galva guldau, kad užtektų 10 milijonų ir niekas nepasikeistų. Reiškia, 50 milijonų liktų kam. Bet sistemą įvystėte, kuri išmokytų žmonės nebesirgti tokiom nekultūringom lygom, kurios yra peršalimo lygos, kurios yra lygos širdies, kraujagyslių ir panašiai. Nes jeigu žmogus savim rūpinasi, bent 1 valandą per dieną skiria savo brangiausiam turtui, šitų lygų nebūtų šalyje. Ir tą rodo mūsų praktika. Aš pradėjau nuo to žmogaus, kuris 2 metus gydėsi, kas mėnesį gaudamas po 800 litrų, reiškia, iš ligonių kasų ir 200 litrų mokėdamas pats. Tai per 10 dienų nebeliko kraujospūdžio. 2 metus nuo 220 iki 190 numušinėjo su 24 tūkstančiais litrų, o pas mus sumokėjęs 385, jis nuo 190 iki 120 sumažino per 10 dienų. Tai tokių pavyzdžių šimtai yra. Ir man keista, kodėl, sakysim, šalyje nesidomi. Bet man suprantama, kadangi apie 1 milijardą litrų Lietuvoje sukasi vaistų pramonėje, apie 350 milijonų sumoka ligonių kasos. Jūs žinote puikiai, ką reiškia, kada privatus pinigai sukasi ir visuomet tie, kurie dalina, turi malonumą. Tai aš kalbu apie tai, kad mes pradėjome apie mokyklos istoriją, tai aš ir sakau, Palanga, dabar štai buvo net neseniai atvažiavęs į Palangą Europos kurortų vienas iš lyderių, čia buvo pasitarimas,
Jis pasakė, kad Europos kurorte eina naujo sveikatinimo keliu, nebėra to cheminio gydymo. Jis minėjo tokius terminus - talasoterapija, krioterapija. Žmonės kreipo galvas ir užsirašinėja, kas čia per toks naujas dalykas yra. Tai sakau, gerbėmėjai, reiškia, talasoterapija tai yra sveikatinimas jūros vandeniu, krioterapija tai yra šalčių sveikatinimas. Tos dalykus žinome. Mes visko turim, ar ne? Jo, mes viską turim. Ir mums nereikia jokios ypatingos Europos, mes senai tą darome. Tai gaila, kad mes neturime žodynų čia įsiversti ir nematom, kas panosai vyksta. Ir aš tikrai žinau, kad yra šalių, kurios eidamos to keliu jau toli nuėjo, o mes pražiopsojom tą momentą, kada galėjom, reiškia, startuoti, kai niekas mums netrūkdė, aš turiu minti valstybiškai. Ir Palanga šiandien galėjau gyventi vien iš to, aš turiu minti žiemą. Vasarą, sakysim, jūra atparka mūsų, bet žiemą Palanga, kaip žinia, yra toks mėgantis miestas. Tai vad, jeigu mes būtumėm kartu dirbę, tai mes šiandien turėtumėm puikią infrastruktūrą, puikią bazę, mokslininkus, reiškia. Ir tikrai dvigubai daugiau darbo vietų negu dabar žiemą yra, jeigu mes būtumėm kūrę šitą holistinės sveikatos ugdymo sistemą ir įkūrė tokį centrą. Bet nereikalingas buvo, tai mes ramiai dirbame ir niekam netrūkdome. O ar jūs dabar negalvojat, kad gal jau reikėtų, gal jau laikas, kadangi būsime europiečiai tikri kitais metais, ir tiesiog pradėt žvalgytis į pačią Europą, kad kuo daugiau europiečių, Europos gyventojų čia atvyktų į jūsų mokyklą? Žinot, man iš tikrųjų visiškai nėra nei noro, nei jokio ūpo į tą Europą darytis. Todėl, kad mums pakanka tų žmonių, kurie Lietuvoje gyvena. Bet jeigu šitą miestui reikia, kad būtų europiečių čia ir kad žiemą darbo vietų, tai aš tikrai galėčiau prisidėti prie tos sistemos vystymo. Bet kadangi per 15 metų mes niekuomet niekas neklausė, niekas neprašė paramos ir pagalbos, ir kaip nekeista, reiškia, tie žmonės, kurie gauna valdiškai atlyginimą ir žiemą snaudžia, reiškia, jie niekuomet nepasidomėjo, kodėl, reiškia, privati struktūra veikia ir neprašo jokių pašalpų iš jokio biudžeto. Ir niekuomet nepasidomėjo, ką daryti, kad čia visiems būtų. Tai man labai yra keista. Jų niekuomet niekas nereikėtavo, aš turiu minti, taip sakant, jiems nereikėjo mokėti jokių baudų, man teko nemažai sumokėti. Vien todėl, kad, reiškia, žiemą niekas nedirba, o kai kam reikia gyventi, tai ateina ir, reiškia, tave pašukuoja, tiek, kiek trūksta ten, sakysim, kažkam. Tai aš puikiai žinau ir apmaudu yra, kada nevysom sistemos, kuri Palangoje tarsi čia, jai vieta yra čia duota. Taip. Na, turbūt apie problemas, apie tokias visokias, reiškia, gyvenimiškas galbūt dalykus gal mažiau. Yra šventė vis tiek 15 metų ir būtent šią temą aš norėčiau toliau pratęsti pokalbį. Kas, sakykit, per tuos 15 metų jums buvo įsimintiniausia jūsų veikloje? Na, nežinau, įsimintiniausia įvairiom prasmėm. Galbūt liko kažkas tai ilgai atminčiai. Žinot, iš tikrųjų turbūt labiausiai man asmeniškai tai svarbu yra tai, kad aš šitoje mokykloje esu didžiausias mokinys. Aš turėjau 26,5 tūkstančių mokytojų, kurie kiekvienas man paliko tam tikrą pėdsaką. Ir iš tiesų tai yra didžiausia mokykla bendrauti su žmonėmis, kurie žino, ko nori ir kurie gali save pakeisti. Ir matydamas, kaip žmonės gali save pakeisti, iš kokių sunkiausių bėdų gali išbristi. Ir kai aš matau, kaip šalyje, reiškia, mes dejuojame ir vargstame, kada menkos yra bėdos, tai reikia asmeninių pastangų. Mes norim pakeisti pasaulį, keičiam valstybę, bet nepradedam to nuo savęs. Tai kai aš mačiau tiek žmonių, kurie pradėjo save keisti ir pamatė, kad galima pakeisti viską save pakeitus, tai aš manau, tai yra mano didžiausias atradimas šitoje mokykloje. Ir visi tie, kurie pas mus pabuvojo, tą suprato. Ir po to bendrauti ir gyventi žymiai tampa lengviau. Nebereikia priešų ieškoti, nes tu užsiimi kūrybą. Aptai mūsų šalyje labai daug kovų yra, o kovoja pirmiausia tie, kurie yra ne savo vietoje, nes kai tu esi savo vietoje, tu kuri. Bet kai patekęs ne į savo, imi kovoti, nes nori pateisinti savo buvimą ne vietoje. Tai yra irgi pamoka, kurią aš labai aiškiai išmokau šitoje mokykloje, kad jeigu žmogus yra savo vietoje, jisai kūrė toje vietoje. O tie, kurie skelbia karą blogiui, karą priešam, tai tegu pagalvokime, ar jie yra savo tie žmonės vietoje. Tai tokios pamokos mokykloje. Taip, bet aš irgi puikiai žinau, kad visi praktiškai turbūt jūsų sveikuoliai, kurie apsilanko jūsų mokykloje, įvairiai dėkoja jums, kaip kas moka, kaip sugeba. Galbūt yra kažkokių per tiek metų, gal yra buvę originalių padėkojimų, padėkos žodžių ar ten kažkokių tai poelgių. Kaip žmonės jums atsidėkoja? Gal tai yra kažkas išlikę atminčiai? Žinot, aš laimingas žmogus todėl, kad aš kas 10 dienų išklausau didžiulę, taip sakant, puokštę padėkų. Žmonės laimingi, patenkinti.
Ir svarbiausia, kad yra kuo pasidžiaugti. Štai, tai praeitą pamainą išvažiavo namo mergužėlė iš Ukmergės berods, kuri prieš 1,5 metų. Kai aš ją pamačiau dabar atvykusi, sakau, pas mus turbūt buvo jūsų mama. Nesako, aš pati buvau. Tai čia yra didžiausia tavo atpildas ir padėka, kai tu gali iš mamos padaryti dukrelę. Ta prasme, kad aš turiu vaizdo juostą, galbūt pavyks čia parodyti, kokia jinai pas mus atvyko prieš 1,5 metų. Ir kaip jinai atrodo dabar, ta mergužėlė, ir netgi judesiai matosi. Tai tokių žmonių yra tūkstančiai, kurie save pakeitė. Ir kai tu tą matai, reiškia, tai yra padėka tau. Taip. Džiaugsmas. Na, o mūsų pačių žiūrovo palangiškių, sakykit, ar daug yra jūsų mokykloje, ar palangiškiai mūsų aktyvus yra sveikuoliai? Pabuvoju turbūt gerokai per 100 palangiškių mokykloje per tuos metus. Na, džiugu pasakyti, kad daug pedagogų, štai visų vaikų darželių, vadovės ir auklėtės pas mus lankėsi. Ir šiandien, pavyzdžiui, Lietuvoje yra pavyzdžiai Palangos Gintarėlis, Pasaka vaikų darželiai, kur važiuoja mokytis Lietuvos. Jūsų pasekėjai. Tai būtent, aš džiaugiuosi, kad tai gimė būtent čia, Palangoje tie dalykai ir jau tie žmonės, kurie gavo abėcėlę sveikos gyvensenos, jau ją ne tik mieste skleidžia, bet skleidžia šalyje ir jau mokosi iš mūsų šalis, taip kad tai čia yra gražu. O vaikai yra mūsų ateitis. Na ir ko gero vėl į laidos pabaigą laikas eina ir noriu apibendrinančiai keletų dar klausimėlių. Tai, sakykime, jeigu atsuktume laiką atgal ir kai jūs pradėjot šią veiklą ir šiandien, štai po 15 metų, ar jūs įsivaizdavot, kaip atrodysit šiandien? Ar tas vaizdas atitinka tą iliuziją, kai buvo prieš 15 metų? Na, gerai pasakėte, iliuzija. Aš turėjau svajonę, kad iš tikrųjų aš maniau, kad po 15 metų jau tikrai Lietuva banguos, visi bus sveikuoliai ir viskas bus kitaip. Deja, kol kas vyksta Lietuvoje procesas atvirkštinis. Lietuva yra, serga, daugiau bėdų vis daugiau. Jeigu pažiūrėtumėm statistiką, iš tikrųjų, reiškia, sveikatos situacija tragiška, o baisiausia, kad mintise niekas nepasikeitė. Aš turiu mintį ten, kur turėjo keisis. Taip, yra žmonių, kurie pasikeitė, tai kyla iš apačios, bet aš nemaniau, kad tam reikės 100 metų. Aš maniau, kad 15 metų pakaks, o dabar tikrai manau, kad 100 metų reikės. Reiškia, Palangos sveikatos mokykla dar, manau, gyvos gal ir ne 100, o daugiau metų. Ir, sakykime, dar irgi tradicinis klausimas, kurį galbūt užduoda daugelį žurnalistų, tai čia nieko naujo, bet jums galbūt yra kažkokių tai perspektyvų dar ateičiai, galbūt dar galvojat kažką tai naujo. Žiūrėt, aš turiu visokiausių užsiėmimų be mokyklos. Pavyzdžiui, dabar Petras Ilkinas vakar paskambino iš Romos, jisai jau, taip sakant, jau įveikė beveik 11 000 kilometrų ir bėgo toliau. Gaila, kad aš negalėjau su juo ten pabėgėti kartu, bet čia buvo daug rūpesčių. Bet man džiugu, kad tas žmogus, su kuriuo mes daug metų pažįstame ir kuriam man teko šiek tiek padėti, va štai, iš tiesų atlieka didžiulį žygdarbį dabar. Jisai, bėgdamas apie Europą, be sustojimo, ne dienos poilsio, reiškia, jau dabar bėga į dieną po 90-95 km, tai nėra analogų pasaulyje, bet ir po mėnesio finišuos Lisabonoje. Tai va štai, mano toks, reiškia, sakysim, hobby, toks malonumas čia šalia yra. Aš esu Amerikos sveikatos asociacijos narys, ten dažnai tenka, reiškia, dalyvauti jų suvažiavimuose, gauti medžiagą, matau, kas vyksta pasaulyje ir tikrai apmaudu, kad šalyje nereikia tų dalykų, kas yra naujausia. Kita vertus, esu Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, turim kiekvienam miestelį klubą Lietuvoje, turim daug veiklos įdomios. Tas darbas čia mokykloje, tam, kad duoną gautum, o didžiausi malonumai galbūt ir ne tik čia yra, ir kitur taip pat. Taip pat gyvenimas, jeigu yra Lietuvoje laimingų žmonių, tai čia prieš jų sėdi vienas iš jų. Kągi, ačiū gerbiamas direktoriau už malonų pokalbį, ačiū žiūrovams, kad žiūrėjote ir iki kitų malonių susitikimų.